Buvo labai įdomu apžvelgti Maroko gruntą, kelius, kokias padangas naudojai praeitoj serijai. Daug labai gražių vaizdų matėm, ypač stepėse ir Atlaso kalnuose. O šioje serijoje galima būtų daugiau pakalbėti, kaip tu planavai tą kelionę, sudarinėjai maršrutus. Tai Evaldai, aš tave gerai žinau, mes kartu dirbam, keliaujam, nuotykiaujam, tu turi didelių planų, tau 27 metai ir tu vis nerimsti, iškeldamas savo iššūkius. Ir šį kartą Marokas. Tai trumpai nusakyk savo kelionės skaičiais. Per kelionę nuvažiavau 5000 km, iš jų 50% buvo bekelė. Kelionė truko 22 dienas, keliavom dviese, spalio mėnesį. Ir visa šita kelionė su visais transportavimais, visom išlaidom kainavo man apie 1100 eurų. 1100 eurų per 22 dienas? Kaip jūs ten sugebėjot? Na, aš labai mėgstu biudžetiškas kelionės, tai taip ir gavos. Tada papasakok man, kur tos pagrindinės išlaidos? Pagrindinės išlaidos tai tikriausiai išėjo kūrui, nes be kūro tu niekur nevažiuosi. Didelė dalis išėjo ant pačio transportavimo iš Lietuvos į Ispaniją. Trečias brangiausias dalykas buvo maistas. O pagal ką tu renkiesi kelionės kryptis? Šiaip kelionės pasirinkimas labai daug priklauso nuo to, ko iš jos tikiesi. Ar tu tikiesi smagiai asfaltais pavažinėti kažkur su kompanija, ar tu planuoji pigesnę kelionę. Nes kaip pavyzdys Šveicarija, tenais kelionė pigiai neapsieis. Jeigu tu nori nuotykių, ieškosi kažkokios, tarkim kaip Albanija, tas pats Marokas, viskas labai nuo to priklauso. Taip pat kelionės kryptis priklauso nuo sezono, nes tarkim žiemą Lietuvoje pavažinėti pakankamai sudėtinga, tai renkiesi kažkokia šiltesnė šalis. Aišku, kelionė priklauso labai nuo to, ar keliauji vienas ar ne. Jeigu vienas keliauji, vis tiek renkiesi netokią sudėtingą kelionę. Nebent tu esi visiškai patrakęs nuotykių ieškotas, tada viskas suprantama. Bet ne visi mes tokie. Jeigu tu keliauji su kažkuo, turi atsižvelgti ir į žmogų. Todėl šiais metais ir pasirinkau Maroką, nes tikrai pakankamai pigu, labai gražu ir labai daug vietų, kur gali smagiai pasivažinėti su nuotykiais. O kai nusprendėjai vykti į Maroką, koks buvo tavo planas? Ar šiaip važiuoji be plano? Aš šiaip mėgstu planuoti, labai mėgstu, nes planavimas sutaupo laiko. Bet apskritai, jeigu planuoji kelionę iš anksto, mažesnė tikimybė, kad praleisi kažkokių gražių vietų ir išvengi tam tikrų kliūčių, kurios gali kilti keliaujant. O kokios kliūtys buvo dažniausiai Marokė, nes Marokas vis tiek yra ne tik egzotinė, bet jinai yra skirta pačių šalių. Kliūčių gali būti įvairių, mes labai su kliūtėm nesusidūrėm, bet buvo problema tik tai išplauti keliai. Bet tarkim, jau planuojant prieš, galima buvo rasti informacijos, kur nepravažiuojama, kur pravažiuojama, kur rekomenduojama važiuoti. Lygiai taip pat su kalnais, kai ateina sniego sezonas, tai irgi galima rasti informacijos, kada dažniausiai jie būna uždaryti. Tas pats Ramadanas Marokė, nes kai prasideda Ramadanas, sunkiau maistą gauti, nes jie nevalgo tam tikrų laikų. O tai kur tu ieškai tos informacijos? Šiaip labai daug informacijos galima surasti Google, tiksliau visą informaciją, bet aš kai pradedu planuoti kelionę, tai aš dažniausiai nueinu į Google ir rašau, ką galima pamatyti Marokė. Būna labai gerų tokių puslapių, kur vieta labai gerai parašyta ir ko vengti, ką daryti ir ko nedaryti. O kai jau pradedu patį maršrutą dėlioti, labai geras puslapis yra ir programa, tuo pačiu Wikilokas. Tenais visi keliautojai, kurie keliauja, įdeda savo trekus ir nuotraukos ir aprašymai būna iš trekų. Tai labai gera vieta susirasti ir trekus ir kruopščiau pamatyti vietą. Taip pat Facebook'o grupės. Jeigu, tarkim, planuojat kelionę į Maroką, labai patariu prisijungti prie Facebook'o grupės, kurie keliauja Marokė.
ir ten rasit tikrai labai įdomios informacijos ir trekų, ir patarimų, ir galite paklausti. Aišku, neatmeskim ir to pačio skrolinimo vadinamo Facebook ir Instagram. Labai geras įprotis, kurį įsigijau, kad skrolindamas Instagram ar Facebooką pamatau kažkokią gražią vietą, aš ją įsisaugoju ir tą darau taip pasyviai. Ir vėliau, kai planuoju pačią kelionę, atsiverčiu tas išsaugotas vietas ir matau, ten buvo Marokė, ten buvo kažkur Ispanijoje ir kas tinka mano planui, mano šaliai, tą ir pasinaudoju. Tu surinki visą informaciją iš Instagramo, iš Facebooko, trekus iš Wikiloko, tai pagal kokias programėlės arba su kokiom programėlėm tu po to formuoji patį maršrutą? Maršrutą aš formuoju keliom programom ir keliais etapais. Aš, kaip ir prieš tai minėjau, mėgstu vietas išsisaugoti, pasižymėti, tai būtent naudojant Google Mapsus ir susikuriant naują žemėlapį ir aš ten pasižymiu vietas ir papasakosiu, kodėl tas naudinga. O jau kai esu susižymėjęs plius minus visas vietas, jau iš Wikiloko turiu išsitraukęs trekus, labai patogu viską įsimesti į Garmino Basecampo programą kompiuteryje tiksliau. Ir tenais jau gali tiksliai susidėlioti maršrutą, visus taškus, kad nukeliauti, pamatyti. Bet, sakyčiau, tas nėra būtina, jeigu kelionė vyksta daugiausiai asfaltų arba minimaliai kažkokiais žvyrkeliais. Nes galima tos pačius taškus, kurias mes išsisaugojam, per Google Mapsus pažymėti, kad naviguotų ir šiaip labai gerai naviguoja. Aišku, reikia pasižymėti, kad vengtų automagistralių, kad būtų įdomesnis kelias. Tai visgi, tai kokią tu programėlę naviguoji? Navigavimui per kelis metus pasirinkau Osmandą. Osmandas labai gerus žemėlapius turi ir labai gerai veikia su trekais iš Basecamp. Tik įsimeti treką su visais taškais pažymėti savo į Osmandą ir tu jau turi ir pagal jį važiuoji. Tai man tas labai patinka ir kas labai gerai, kad tu gali į telefoną įsirašyti Osmandą ir tiesiog telefone naudoti, net nereikia kažkokių papildomų navigacijų. Ir ko man Osmandas dar labai patinka, kad tu tiesiog atsisinti žemėlapius, kurie šalyje tu keliauji ir nereikia jokio interneto, kad navigacija veiktų. Ir šiaip Osmando žemėlapiai labai detalūs. O kiek laiko tu aplamai skiriai pasiruošti į Maroką, kas liečia maršruto planavimą? Aš, kaip ir minėjau, mėgstu iš anksto ruoštis, tai mano pasiruošimas maždaug prasideda metai prieš kelionę, bet jis būna labai pasyvus. Aš po truputį išsisaugoju vietas, kurias noriu aplankyti, kažką iš Facebooko, kažką iš Instagramo, o vėliau maždaug likus 2-3 mėnesiam po truputį pradedu braižytis maršrutą, jau tada supirkinėti daiktus, kurių man trūksta būtent tai kelioniai ir po truputį ruošti motociklą patį. Tai va čia kaip tik pereisim į trečiąją dalį, kur bus įdomus tai aptarti pasiruošimą kelioniai, kaip tu komplektuoji tos dalykus. Tai vat laukiam trečios dalies ir turbūt šią dalį apie tavo maršrutų planavimą, kur tu ieškai informacijos, galime užbaigti. Paskutinį klausimą. Evaldai, tu gerai susikomplektavai, gerai pasiruošei, bet kas tavo kelionėje buvo sunkiausia? Turbūt, kam nepavyko pasiruošti, tai yra porininko apetitai. Tai gerai, tai